Dovydo. Dėl Dovydo komisijos susiema. Bet aš kaip supratau, kad... Gerai, žiūrėkit, tai gerai, jūs klausot, aš galvojau pasišnekėsime dėse. Bet dabar irgi pasakysiu. Ne, tu nesusireikšmink, pirmas dalykas. Ne, taip, mes tarpusavį šnekamės. Tu neturėtum iš esmės kištis į pokalbį, nes tu turėtum pagerbti mane ir Luką. Taip. Nėra dėl ko gero. Ta prasme. Košia dedasi. Ta prasme, išsiaiškinam. Paprodėm košia. Tu nevertas mano pagarbos, tu kalbėt jie mane. Einam, Rokai, viskas nebebendraujam, viskas. Kodėl mes turėtum Jai aiškinti, mėly žiūrovai, kas čia dedasi. Dabar mumis Kamilė sumaišė kortas, Kamilė sumaišė kortas. Jinai mumis nepasitikė, tau nejaučia pagarbos. Jo, realiai. Jinai Literaliai. Mergina. Tau yra porelė mūsų, mėly žiūrovai. Mūsų porelė? Mes ją, pavyzdžiui, dabar, mes pradėjom diskutuoti, jie išgirdo, nes Rokas pažįsta. Jo, blėt, kaip suskiai kokie. Pydarai, blėt. Bet supranti. Okei, būkim vietiniai, bet teisingai. Gerai, kortas, supranti, kas buvo ir nepasakė, žinai ką jam. Aš tau nejaučiu pagarbos. Rokui, nei man nejaučiu pagarbos. Tai kokia tu tipinė kalė? Žiūrėjau, na aš esu. Dabar irgi pasakysiu, aš žinau, kokie Kamilė yra iš tikrųjų. Jo, aš ją pilnai pažįstu ir aš žinau, koks jinai yra žmogus. Jinai yra ta, kuri eina per visus ir su bet kuo. Kaip kur? Bet aišku, nežinai, kaip čia dabar, pavyzdžiui, su Dovydu, jei santykiai sekasi. Bet tikrai yra 10 mėnesių. Ne. Kodėl jūs teisė žmogų pagal jo praeitį? Galiu paklausti. Maksimaliai 2 mėnesiai. Nes matosi pagal jų astralinę būseną. Aš jaučiu, aš matau. Ir nėra astralinės būsenos, kad tokie žiūrovai, nėra. Ir jie tikrai nėra, jie yra feikas, aš jaučiu. Ne. Dėl savo profesijos, jinai dėl savo profesijos... Bet jinai negra. Jo, suprantu ir tave. Nahui, yra tiek daug žmonių, bet, gyvenimas yra to.